Taigi sveiki visi, jūs klausysite tikriausiai trečiadienį per pietus maždaug. Aš įkelsiu tada vaizdo įrašą visiškai netikėtas. Norėjau pasidžiaugti, aš nežinau kaip kitur, kitose platformose, bet bent jau Savi vis atsiunčia vis naujienas ar dar ką nors. Tai atsiuntė pasiūlymą apie investicinę paskolą. Aš kiek suprantu, čia yra antras etapas. Jo, antras finansavimo etapas. Tai įdomu pasižiūrinėti, pasiskaitinėti. Ir kas įdomiau yra, kad keičiasi Savi vadovas. Tai galit pretenduoti, tas, kas turi gerą išsilavinimą tam tikrą, ekonominį jaučiu tikriausiai reikia. Iš tikrųjų nežinau, negaliu pasakyti. Bet rašo, kad vadovo paieškos ir atrankos procesas jau yra pradėtas. Tikimasi, kad naujasis vadovas bus paskirtas per antrąjį šių metų pusmetį. Tačiau konkreti data nėra numatyta. Tai tokios naujienos. Džiugu, kad komanda galbūt ir plečiasi ir viską. Svarbu mums tai geri būtų. Nu ir vadovai, kodėl keičiasi, tai tikrai niekas neatsakys. Teisos nepasakys. Bet yra kaip yra. Dabar naujienos iš Savi, ką aš būtent iš jų. Šiandien atgavau, gal einu į seną versiją. Šiandien kaip tik atgavau kažkokią investiciją, grąžino investiciją. Šiandien, būtent dabar, kada aš įrašinėju, tai pas mane balansė yra 106 eurai, jau nemoku kirčiuoti, 106 eurai ir aš visus šitus pakeičiau savo auto investavimą ir nežinau, kaip šitus ištrinti. Tad jeigu žinote, kaip ištrinti visus šitus, tai praneškite, duokit žinot komentaruose. Ir visus šitus pakeičiau, kad jeigu bus, tai investuoti 90 eurų. Kodėl 90 eurų? Nes praeitą kartą, kaip ir minėjau, Bolte 15 eurų esu nusimatęs, bet teko jį išjungti, nes noriu, kad greičiau didesnė suma investuotų, gal spės ir šį mėnesį, ir tada paleisti finansuotis tą ankstesnę. Šiaip būtų labai gerai, kad padarytų paspaudę ant šito ir eitų įtraukti, ar, pavyzdžiui, nori rankiniu būdu investuoti ir eitų įtraukti į šitą portfelį, jeigu rankiniu būdu investuoji, tai tą investiciją, tokia kaip, nežinau, skiltį padaryti ar dar ką nors, kad prisidėtų prie šito auto investavimo, kad ir rankiniu būdu investuoji, tai matytųsi investuoto suma, tai va būtų labai įdomu, nes dabar šiuo atveju aš gal ir mažesniem palūkanom investuočiau į paskolą ir pridėčiau šičia, kad man būtų būtent 75 eurai pilnai išnaudoti ir žinočiau, kiek suinvestavau būtent šitam savo šitai auto investavimui, bet aš čia labiau padėjęs, kad kaip platforma, kiek įnešiau būtent iš šitos srities, iš Bolto, kiek uždirbau simboliškai, tiek uždirbau. Tai va tokios naujienos, galim greitai permesti dar kartą ataskaitą, kiekvieną kartą vis parodysiu, kas keičiasi, kas ne, galite susistabdyti kaip visą laiką, pasižiūrėti, liko mokėti 28 eurai, tai va tokios naujienos. Palūkanos 44 eurai, beveik 45. Ir aš dabar nematau grąžintos paskolos. Anksčiau grąžintos paskolos 14 jau yra grąžinta, su palūkanom 13 eurų. Galėtų, aišku, ir negrąžinti anksčiau, nes aš esu padaręs, jeigu neklystu, kad 3 mėnesius gali jie grąžinti be palūkanų. Aš esu be atidėjimo čia, palaukite, kur čia mano geriausiai veikia. Aš kažkodėl daugiau jų padaręs negu reikia. Tuojaus. Tas, kuris veikia daugiausia, kuris ir turi veikti, nes aš galvoju, kad kuo daugiau prikūrė, gal netyčia kažkuris suveiks dažniau, nuo
kai eina ten, aš nežinau, kaip robotas padarytas. Tai pasirodo, taip nėra, vis tiek tavo ateina eilė, tada suinvestuoja, netik, kiek ten tų turi, galbūt galvoju gal pagal šitus, bet ne, čia visokių bandymų buvo daryta, pridaryta, tai sumaištis. Tai va, gali per 30, 60, 90 dienų gražinti tas paskolas, tai jaučiu gražino be palūkanų. Nu, bet yra kaip yra, sumesim vėl tos pinigus, tikiuosi dar šį mėnesį, tai va mano bankė 106 eurai. Tai va tokie dabar yra dalykai. Gerai, tai jeigu kam kur įdomus, susistabdykite ir manau, užteks šiandien tokios naujienos, dėl savį vadovo mūsų jaučiu vis tiek neliesti, mums kaip ir iš dalies dzin, taip negražiai kalbant, bet tikimės, kad ir toliau pinigai kapsės ir paskolų daugiau ims žmonės, ko mums daugiau reikia, o mes tik investuojam. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote. Geros likusios dienos, žiūrint, kada žiūrote. Ačiū.